Bėkit. Bėga. Štai tokiais dažais. Šį rytą šiek tiek noriu Jūs apšviesti, kodėl ypač moterim yra svarbu valgyti pusryčius. Pusryčiai padeda stabilizuoti energiją ir cukraus kiekį kraujyje. Kai valgai ryte, kūnas gauna signalą, kad esi saugi, turi energijos ir gali ramiai ir normaliai veikti hormonai. Moteriams tai ypač svarbu, nes mūsų hormonų pusiausvyra labai jautri stresui. Jeigu kiekvieną rytą valgysit pusryčius, taip pat normalius pietus, galėsit išvengti persivalgymo priepuolių vakarais. Labas rytas, papusryčiaukim kartu. Šiaip tikrai ne kiekvieną rytą atsikeliu taip anksti, dažniausiai atsikeliu su vaikais, bet pastarąją savaitę bandau vėl pradėti keltis anksčiau prieš vaikus, nes yra nežmoniškas skirtumas, kai tu atsikeli ir gali susiruošti, prieš nuvažiant juos į darželį, nusiprausti, pavalgyti, atsigerti kavos ir tada neskubant juos ruošti. Nes jeigu aš atsikeliu kartu su vaikais, tai tada jokių pusryčių man nebūna, jokių susiruošimų, nieko, tai greitai suruošiu vaikus ir važiuojam. Tai vien dėl pačios savęs emocinės gerovės nusprendžiau tiesiog atsikelti anksčiau, eiti miegoti anksčiau, pamiegoti tas 8 valandas. Man tiesą pasakius yra geriau tas laikas ryte pačiai vienai, negu vakare, kai jie užmiega, nes jie užmiega 10, o jeigu aš juos užmigdau ir dar kažką nuveikti, tada tikrai nenueinu miegoti iki 1 valandos nakties, o jeigu nueinu miegoti taip vėlai, tai man visa kita diena būna sugadinta. Todėl geriau einu miegoti su vaikais apie 10 valandą, tada atsikeliu po 6:20 ir galiu puikiai ir be streso pradėti dieną. Aišku, čia labiau darbo dienom savaitgaliais, tai kaip kada žinot. Šiandien yra penktadienis, paskutinė diena vaikams į darželį. Aš turiu šiandieną daug dalykų filmuoti. Dar jums nepasakau, bet pastarasis 3 savaitės Lukas buvo išvažiavęs į Portugaliją. Tai aš iš tiesų buvau viena su jais. Labai greit prabėgo tos 3 savaitės, bet tikrai buvo nemažai visokių tokių iššūkių, kai viską tenka daryti vienai pačiai. Aš nežinau, ar aš jums pasakau, bet prieš 8 mėnesius mes įsigijom kačiuką, dabar jis jau nebe kačiukas, jau visas katinas užaugus. Čia mergaitė Luna, iškart paskau, kad jin yra Cornish Rex veislės. Nežinau, kad klausat. Šiaip žiauriai patenkinti ir vaikai labai priėmė, ir mes labai priėmėm. Labai pritapo jin čia pas mus. Jau dabar neatsiejama šeimos narys jin čia pas mus. Na ką, aš baigsiu valgyti pusryčius, pasidarysiu kavos ir tada jau eisim pradėti dieną. Praėjo beveik visą dieną ir tik dabar su jomis sveikinas. Iš tikrųjų grįžus namo, palikau vaikus darželį, grįžau namo, atsigeriau kavos ir iš karto jau dirbti, nes šiandien yra penktadienis ir paskutinė diena, kaip aš galėjau pasidaryti visus darbus, nes vaikai darželį. Tai dabar važiuoju vaikus, parsivešiu ir nuvešiu Leonardą į mokyklėlę. Paėmėm siuntą, uždaryk. Jei, einam, dabar padėsim mašiną. Einam, šaunuolis. Šitą. Tuni! Nu, imta iš apačios. Mama! Ką? Mama! Aha, imk šitą. Mama! Einam. Viskas, einam pasiim brolį iš penktadieninės mokyklėlės į viršų, ne apačią. Jau visi pavargę, eisim įsijungt penktadienio filmą, išsikepsim sparnelių, žodžiu, eisim pačilint ir lauksim rytoj Luko. Tuoj brolis ateis. Žodį kaip kvepia skaniai. Čiki? Ne, čikin, čia kažkokie... Kas čia kvepia? Kaip kokie vaisiai. Tiku taku, laikrodukas tiksi. Tiku taku, laikrodukas tiksi. Rodyk. Oho, kas čia kamera? Buvo kamera su nuotraukai. Eik, tu savo nuotraukom. Buika. Dona. Jis tik pažiūrės. Pažiūrėt.
Čik, čik. Čik, čik. Labai man patinka čia šitą mokyklėlę penktadieninę, po 1.5 valandos būna visada skirtingos veiklos, šiaip kas iš Šiaulių, arba Kauno, arba Vilniaus, tai žinokit, labai apsimoka, veskit vaikus, labai patinka. Labas vakaras. Žodžiu, Leonardas rašo. Šiek. Ką tu čia rašai? Ai, Elonas? Ne. Ar jums patinka su mamyte filmuoti? Taip. Ką labiausiai patinka jums filmuoti? Kaip žaisliukas. Mes, žodžiu, jau užmigdėm Adamą, rytoj grįžta Lukas, labai laukiam. Kiek savaičių tėtis nematei? 3. Pasilgai? Taip. Ką galvoji parveš lauktuvą? Nežinau, pakabukus. Pakabukus, nu pažiūrėsim. Iš tikrųjų, tai šiandien atsitiko labai blogas dalykas vakare. Mes labai persivalgėme, ne? Jo. O tu persivalgai? Taip. Aš tai tikrai persivalgau. Aš ant tiek šiandien persivalgau vakarą, kad man netgi skauda dabar susilenkti pilvą. Ir šiaip aš paskutinius 2 mėnesius, jeigu mane sekat Instagrame, tai labai tvarkingai maitinausi ir ėjau pasivaikščioti po 10 000 žingsnių per dieną, įjungiau namų treniruotės, tikrai keičiuosi, numečiau 4 kilogramus, tikrai geriau jaučiuosi ir va šiandien kažkas atsitiko vakare, nutrūkau nuo lenciūgo ir dabar žiauriai gailiuosi, toks iškart pradedi gailėtis, nes labai skauda pilvą, negaliu susilenkti. Pačilinsim lovai ir šiaip eisim dabar užsisakysim biškį iš Temu, jam vieną kažkokį daiktą, o man reikia tų, mažų tokių selfie švieselių, kurios prisisega prie telefono, nes aš turėjau tokią, bet maniškė sugedo, labai gaila, aš ją vonioje naudodavau ir dabar niekur nerandu, norėjau galvau varlė arba pigu ir ten kaina kosminė, tai einu į Temu ir tada įsimegoti ir jau rytoj grįžtėtis, labai laukiam. Tai va, labanaktis. Labanaktis visi. Labas rytas, šiandien, žodžiu, grįžta Lukas. Darausi šiek tiek tokių grožio procedūrų, šiaip kaip paskutinį kartą buvau Droge, nusipirkau tokius pusiau nuplaunamus dažus, kaip tonerį, vadinasi Color Glow. Va taip atrodo. Tai šitoje pakotėje būna tiesiog va tokia tubelė, jau sumaišyti dažai, tai čia kaip suprantu kaip toneris ir aš pasiėmiau tamsiai rudą spalvą, bet tokia biškė atrodo kaip kad vyšniava būtų. Bet nieko. Palaikysiu aš dabar šitos dažus ir iš tikrųjų įdomu bus, kokie čia bus ta spalva. Tie dažai iškart tokie labai rudi, šiaip labai gerai nuėmė iškart matosi, taip gražiai nudažė. Ir atgaivinsim šiek tiek spalvą. Džiaugiuosi, kad grįžau į YouTube. Aišku, dabar tų peržiūrų galbūt ir mažiau, bet aš labai buvau pasiilgus filmuoti, buvau pasiilgus su jumis bendrauti, tai labai džiaugiuosi, kad pagaliau nusprendžiau sugrįžti. Šiaip aš turiu dar tokį šepetį, dabar reikia plaukus išsimti. Štai taip jis atrodo ir jis labai gerai iššukuoja šlapius plaukus. Jis yra tam ir skirtas ir labai gerai gali jį nuplauti po kranu. Tik aišku, jis buvo šviesiai rudos spalvos ir kadangi aš dažau plaukus rudai namie, tai jisai dabar toks rudas visas tamsiai. Antakius aš dažausi su štai tokiais dažais. Čia jie žiūri, šiaip patogus, užtenka amžinybė, viskas ko jums reikia. Tai susimaišom, yra aktyvatorius ir yra dažai. Tai aktyvatoriaus... Nežinau, aš tai viską palei akis, iš akies, žodžiu, darau. Tai aktyvatorius įpilu tiek, tarkim, ir tada sumaišau su dažais. Dažų įpilu, tiek. Visada šiaip gaunasi, nebūna, kad nenuimu ar ten dar kažkas. Turėčiau dažyti kokias 2 savaitės, šiaip aš turiu antakių permanentą, tai labai lengva jos dažyti, nes jau yra forma, greitai viskas vyksta, negu kai iš vis nieko nėra padaryta, žinot, bet mano permanentas 2 kartus darytas ir jis labai toks natūralus, tai net nepasakysit. Man gaunasi tokia košė. Šiaip kita savaitė bus labai įdomi, tikrai viską vloginsiu, varysim į Lemon Gym atidarymą. Tai irgi labai laukiu, pradėsiu eiti į sporto klubą ir pradėsiu jau taip normaliai sportuoti, nes dabar tik vaikštau po 10 000 žingsnių į dieną ir darau tokius pratimėlius su svareliais namie, bet tikrai noriu
tą savo fitneso kelionę šiek tiek paturbinti. Šiaip dabar esu labai motyvuota ir labai užsivedusi. Nu, tikrai manau, kad eiti į sporto klubą man bus gera išeitis šiuo metu. Ir matot, dažai pradeda tamsėti tada ant antakio. Niekada gyvenime šiaip aš neinu niekur dažyti savo antakio. O grįžtant prie kitos savaitės, tai eisim į Lemon Gym atidarymą. Tuomet penktadienį važiuosim į Vilnių su mama ir bus renginys. Šiaip aš net neturiu ką apsirengti, o ten labai bus toks elitinis tas renginys, o aš tokių drabužių neturiu, balinių kažkokių. Mėgstamiausia mano apranga būna MyProtein. Šiaip labai faina, jeigu pakomentuotumėt, ką jūs veiksit per šventes ir šiaip ar pasilgot mano vlogų. Vaikai, ko laukiat? Tėtas. Pasilgai? Tai, tam tečiai. Kur tas tėtis? Laukiat? Jo. Nu jau laukiam. Tėtas, kur tu? Nu laukit, man atrodo, nu bėkit. Bėk, Adami. Bėk. Tai laukia jau Jėzus Marija. Žiūrėk, jis morką valgo. A tau nešalta? Saldainukus tu pavalgysi. Wow. Oi, kokį įdomų.